pamokslserija. Oi. Ne? Va. Pagaliau. Kovok. Kodėl kovot? Reikia. Kodėl reikia kovot? Kovot? Kad laimėti. Kad nugalėsi. Papa. Bent du žmonės. Gerai. Ir šiandien noriu truputį apie vieną temą kalbėti, kuri mums tikrai nemalonus. Bet prieš tai noriu trumpai apibūdinti, apie ką mes jau kalbėjom. Kalbėjom apie pavydą, kaip mes galim ne tik kovoti prieš pavydą, nes mes žinom, pavydas yra kaip virusas, yra kaip vėžys, kuri valgo mūsų širdį, valgo ir plečiasi. Jeigu mes negalim, jeigu mes nežinom, kaip stabdyti, kaip sėkmingai kovoti, tada pradės plėstis ir mes tapsim aukom. Kalbėjom apie abejonės, apie nepasitikėjimą, apie nuodėmę ir apie jausmus. Ir šiandien noriu pradėti su viena istorija. Istorija randasi Luko Evangelijoje. Kas neturi Biblijos, ten yra Nauji testamentai. Ir labai noriu paprašyti, kad kiekvienas pasiimtų Bibliją arba įjungtų Bible app savo telefoną. Įsijungia. Na jau, tai ačiū, Audriau. Mėlyna. Jo. Ir kad mes skaitytum visi Luko 10 skyriui nuo 30 iki 37 eilutės. Ir ten iš tikrųjų yra labai žinoma istorija. Aš manyčiau, kad bent kiekvienas iš mūsų bent 3 kartus girdėjo šitą istoriją. Kai kurie girdėjo ir pamokslą apie tai. Pamokslus daug skaitė apie tai. Ir šiandien noriu pabrėžti vieną dalelę. Gerai? Pradedam tada nuo 30 eilutės. Gal prieš tai kontekstas, nes kontekstas yra labai svarbu. Taip? Taip. Kodėl kontekstas yra svarbus? Va. Kad teisingai suprasti. Jo, kad teisingai mes galim suprasti ir nepribauti. Pradedam. Kontekstas yra koks? Gal kažkas žino iš jūsų? Dabar visi pradeda skaityti. Kas ten prieš tai parašyta? Koks didžiausias įsakymas? Koks yra didžiausias įsakymas? Ir tada Jėzaus atsakymas buvo koks? Mylėk Dievą ir žmonės, kaip save patį. Ir žmonės, kaip save patį. Tai kontekstas. Ir tas labai gudrus, protingas, vienas vyras, rašė aiškinti fariziejus, jisai klausė, kas yra mano artimas? Kas tai yra? Ir tada Jėzus pradeda papasakoti vieną istoriją. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas ir pamatęs jį, praėjo kitą kelio pusę. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas
jį pamatė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas samarietis, keliaudamas, užtiko jį ir pasigailėjo. Priėjęs, jis aprišo jo žaizdas, užpildamas aliejaus ir vyno, užkėlė ant savo gyvulio, nugabino į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną iškeliaudamas, jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė, slaugyk jį, o jeigu ką išleis į viršaus, sugrįžęs atsilyginsiu. Ir tada Jėzaus klausimas. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Manyčiau, kiekvienas gali atsakyti tai. Noriu pradėti su šitą istoriją, kaip sakiau. Iš tikrųjų yra labai įdomu, ką Jėzus paminėjo per šitą istoriją ir ko jis nepaminėjo. Jis, pavyzdžiui, paminėjo 2 vietas. Kokias? Jeruzalė ir Jerichas. Ir man buvo įdomu pažiūrėti, kur Jeruzalė yra, kur Jerichas yra, ar yra kažkokių ypatybių. Visur radau iš tikrųjų daug dalykų. Ir jeigu mes to nežinom, mums sunku suprasti giliau tą istoriją, ką Jėzus nori pateikti. Pažiūrėkime. Jeruzalė, kairė, aukštis apie 750 metrų virš jūros lygio. Jerichas, aukštis apie minus 250 metrų jūros lygio. Tai reiškia, skirtumas, kas liečia aukštį, yra maždaug 1 kilometras. Kas iš jūsų mėgsta eit ant kalnų? Aš nemėgstu, tiesiai šviesiai, nes man reikia daug svorio nešti su savimi. Ir kuo daugiau aukščiau, tuo sunkiau man. Bet kas yra, man dar blogiau yra, jeigu iš viršaus žemyn. Kodėl? Nes tai kelionė, tai, tie, kurie turi tą problemą, tie žino. Vienu žodžiu, iš tikrųjų yra 1 kilometro skirtumas, aukščio skirtumas. Pats kelias, iš tikrųjų, takelis iš Jeruzalės į Jerichą yra maždaug apie 27 kilometrų. Tai įsivaizduokit, Izraelį nebūna kaip pas mus čia -10 arba daugiau, ten atrodo nuolat karšta. Man taip visada atrodo, nuolat karšta. Eit 27 kilometrus žemyn per karštį. Kam tai patinka? Man ne. Gal kai kuriems, bet man ne. Ir tada ten yra tik vienas kelias. Tai yra takelis. Mažas, siauras takelis. Ir tas takelis turėjo pravardę. Gal žinot, kokia? Kraujo takelis. Kodėl kraujo takelis? Nes tuo metu daug plėšikų, jie tik laukia. Nes yra tik vienas kelias ir jie tik laukia, kada galima pagaut, mušt, plėšt ir visą kitą. Ir visi žydai žinojo, šitas takelis pavojingas. Nieks neeidavo be reikalo šitų takelių, nes tai pavojingas. Ir tada mes žinom, kas atsitiko. Vienas buvo pagautas,
sumuštas ir tada tie du žmonės praėjo. Kas praėjo? Kunigas Ir Levitas. Levitas. Kunigas Levitas. Izraelui tuo metu turėjo labai aukštą pareigą religinę. Ir mes galim galvoti, na tada, jeigu jie ateitų, tai didžiausias palaiminimas tam žmogui. Bet kai mes toliau skaitom, nepalaiminimas jau. Nepalaiminimas. Ir aišku, klausimas yra, kodėl jie jam nepadėjo. Ir aišku, galima sakyti tada iš Biblijos pusės, iš Senojo testamento pusės, naja, jie turi pasiteisinimą. Žinot kokį? Nes negalima paliesti numirę žmogų. Jeigu kažkas paliestų numirę žmogų, jam reikia karantinuoti, karantiną savaitės laiko. Ir galima sakyti, na, tai buvo jų pasiteisinimas, nepadėti. Bet kita vertus, aš nežinau, manyčiau, iš tolo arba iš akto pastebėčiau, kad jie dar arba jis dar kvėpuoja. Ir tada tai buvo jų pareiga padėti, bet nepadėjo. Liūdna situacija, liūdna istorija. Kodėl nepadėjo? Dėl to. Dėl abejingumo. Jiems buvo svarbiau savo sveikatą, savo gerovę, nei padėti kitiems. Ir mes sakytum, jo, tai jei aš būčiau tuo metu eičiau šitų kelių, aš tikrai padėčiau. Ir tikriausiai taip yra, bent tikiuosi. Bet kita vertus, kartais yra žmonių tarp mūsų arba pažįstami. Mes žinom, kad jiems reikia pagalbos, bet mums tai dzin. Mums tai dzindzala bimbam. Visiškai vienodai. Kodėl abejingi esame. Ir apie tai šiandien noriu kalbėti. Aš sakiau, nemaloni tema, bet Dievas žino, kad mes kovojam su to virusu, abejingumo virusu. Jis tai žino. Ir dėl to Biblijoje yra nemažai parašyta apie abejingumą apskritai, plus dar kaip įveikti. Ir šiandien noriu kalbėti apie tai. Apskritai, kalbant apie abejingumas, yra tokias psichologai, na dauguma, sakytų, tai yra procesas. Prasideda nuo nusivylimo, pervargimo, eina toliau per emocinę atsiribojimą, mažėjantį įsitraukimą, pripratimą, prasmės praradimą ir tada nuolatinį abejingumą. Žiūrėkite. Ar kažkas iš tų punktų atsispindi mūsų dvasinį būklę? Tikiuosi, kad ne. Jeigu taip yra, manyčiau labai svarbu, ką Dievo žodis apie tai sako. Labai svarbu apie tai, ką Dievo žodis apie tai sako. Ir šiandien noriu žiūrėti į dvi vietas Naujojo testamento, kur parašyta būtent apie abejingumą, kaip nugalėti, kaip atpažinti ir kaip nugalėti. Gerai?
Ir šitos dvi vietos yra, aš manyčiau, sunkiausio supratingumo knygoj Biblijoje, apreiškimų knygoje. Bet tos vietos yra ten, kur dar labai paprasta. Kiekvienas gali suprasti tas vietas. Ir tik tada nuo ketvirto skyriaus prasideda. Tada bus sunkiau suprasti. Bet mes žiūrėsim dabar šiandien į trečią ir vėliau į kitą vietą. Gerai, žiūrėkim į trečią vietą, į trečią skyrių nuo 15 iki 18 eilutės. Čia yra parašyta antram ir trečiam skyriui, yra parašyta 7 laiškai bažnyčioms. 7 bažnyčioms. Čia eina kalba apie iš tikrųjų istorinės bažnyčias, kurie tuo metu, kai Jonas parašė jiems, egzistavo, bet ne tik tai. Dievo žodis yra ne tik tiems skirta, kurie tuo metu gyveno, bet ir mums skirta. Tai reiškia, kas ten parašyta, ką mes skaitysim, tai ir paskata ir mums. Gerai? Dabar skaitykim. Jėzus pasakė tokius žodžius šitai bažnyčiai, Laudikėjos bažnyčiai. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtų arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi tu esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Juk tu sakai, aš esu turtingas ir pralovęs ir nieko nebestokoju. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Kas nori būti šitos bažnyčios narys? Aš ne. Nežinau kaip jums. Kodėl? Kodėl? Jėzaus vertinimas. Todėl. Nes parašyta, Jėzus pasakė, aš išspjausiu. Jeigu jūs nepasikeisit, tada aš išspjausiu jūs. Rimti žodžiai, kieti žodžiai. Bet iš tikrųjų labai įdomu, kas čia parašyta. Žiūrėkime kartu. Tai yra Jėzaus vertinimas Laudikėjos bažnyčios. Skurdus, apgailėtinas, beturtis, aklas, plikas. Rimti žodžiai. Bet kas yra įdomu, kaip jie laikosi save. Žiūrėkime. Jie galvojo, esu turtingas, pralovęs ir nieko nebestokoju. Viskas tvarkoj. Ir klauso savęs, palauk, Marianai. Palaukit. Kaip gali skirti Jėzaus vertinimo nuo mūsų vertinimo? Arba tos bažnyčios tuo metu vertinimo. Tai antonimai. Visiškai antonimai. Jie galvojo, man gerai, aš palaimintas, esu dvasinis,
dvasiškas, ir taip toliau. Bet Jėzus sakė, žmogau, labai klysta. Labai. Taip, kad netgi norisi įspėti. Klausimas. Kodėl tai vyksta? Kodėl mūsų vertinimas visiškai skiriasi nuo Dievo vertinimo? Ir manyčiau, atsakymas labai paprastas. Atsakymas yra, kad nes jie labiau žiūrėjo į save, į savo materialistinius dalykus, nei į Dievą. Vienu žodžiu, jie labiau žiūrėjo į save, sukasi apie save, nei apie Dievą. Žiūrėkim, ką Jėzus patartų jiems. Ar jiems yra vilties? Ką jūs manot? Tokioj būsenoj. Mes žmogiškai manytum, jeigu pats Jėzus sakytų, aš išspjausiu tave, tada aš sakyčiau, nedaug vilties, nedaug. Jeigu pačiam Jėzui jau iki čia, tada nedaug vilties. Bet yra. Žiūrėkim 20 eilutę. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Žiūrėkit į tą vieną žodį, prie durų. Kodėl viskas įvyko? Nes Jėzus nebuvo toj bažnyčioj. Vidurį. Jisai stovėjo už durų. Dar kartą. Jėzus, Dievas, stovėjo arba buvo ne bažnyčioj, bet buvo lauke. Kodėl? Jie išvarė. Jiems labiau svarbiau buvo savo gerovę, savo malonumą, ne kitų žmonių malonumą, nei kas rūpi Dievui. Wow. Bet tuo metu mes matom ir išeitį. Nors šita eilutė yra man asmeniškai, kaip pastorui, viena iš liūdniausia vieta visoj Biblijoj, kalbant apie kas gali atsitikti bažnyčioj. Jeigu Jėzus yra prie durų ir ne mūsų vidurį. Tai baisiausia būklė. Baisiausia. Ir tikiuosi, kol aš gyvenu, taip nebus čia. Tai mano malda, kad mes tikrai nepradėtum tarpusavy ieškoti Jėzaus. Bet tuo metu yra ir išeitis. Jisai už durų, prie durų ir beldžiasi. Kas išgirs mano balsą ir atvers duris. Jėzus pažadėjo, aš tada turėsiu labai intensyvų bendravimą su juo arba su jais. Yra toks vokiškas posakis, kas liečia bažnyčios duris. Ir manyčiau, ir lietuviškai yra kažkas panašaus, kad šita duris turi tik vieną rankeną. Ir šita rankenė yra iš vidaus pusės, ne iš išorės pusės. Dėl to Jėzus beldėsi. Jisai galėjo įeiti,
nebuvo ragimas atrodo. Ir Jėzus nenori privesti mus. Jisai laukia, kad mes atidarytų jam duris. Jisai laukia, kad mes ir atidarytum jam savo širdį. Jisai beldžiasi, ką mes darom. Ar toliau ignoruojam, ar atidarysim. Jėzus nori turėti bendravimą su mumis. Ir aš žinau, kad labai dažnai sakiau, kaip galim bendrauti su Dievu, mes tai žinom. Skaityti raštą, pasimelsti. Ir aš noriu dar kartą pakartoti. Mūsų santykis su Dievu galim matuoti, kiek laiko mes praleidžiam su šitą knygą. Nes visa kita yra atgaulė. Mes galim sakyti, taip, kaip tie žmonės Laudikėjoj irgi teigia. Aš esu turtingas ir visa kita. Bet iš tikrųjų Jėzus visiškai kitaip mato. Vertina mūsų situaciją. Aišku, kalbant apie abejingumą, tai yra jau garas, sakyčiau. Ten pradėti kažką pakeisti labai sunku. Labai sunku. Mes žinom, jeigu turim kažkokią priklausomybę, sakykim, nuo kavos, jeigu mes nuolat geriam kavos, sakykim, 10 puodelių, jeigu aš sakyčiau tam žmogui, rytoj tu nustok. Aišku, tai lengviausias dalykas. Ne, tai nelengva. Nelengva. Kodėl? Nes yra ilgas procesas. Mes tai puikiai žinom. Klausimas yra, kaip anksčiau atpažinti, kaip geriau iš karto atpažinti abejingumo simptomus. Žiūrėkim į antrą skyrių Apreiškimo knygoj. Gal šitą reikia dar pabaigti ir pabrėžti, ką jis pasakė dar, ką reikia daryti tiksliai. Nupirkti išgrynintų auksą, turi baltus drabužius ir patepti savo akimis su tepalu. Ir beje, labai įdomu yra, kad Laudikėjoj tuo metu jie buvo garsi dėl tų 3 dalykų. Ir Jėzus pasakė, naudokit šitą, ką turit, ir pakeiskit į dvasinės prasmę. Žiūrėkime į antrą skyrių. Pirmas laiškas Efeso bažnyčioje. Ir kai šiandien ryte dar kartą mąstau apie tai, aš galvoju, palauk, Marijanai, yra labai įdomu. Jėzus kalba apie pirmą laišką, arba pirmam laiške apie abejingumą ir paskutinį laišką apie abejingumą. Tai reiškia, kad šita tema yra nuolat yra kažkur. Gerai, žiūrėkim 4-5 eilutę. Jis prieš tai pagyrė šitą bažnyčią, Efeso bažnyčią, pagyrė. Nes jie buvo labai darbšti, jie iš tikrųjų tarnavo ir buvo kitiems didelis palaiminimas. Ir visi kiti sakytų, wow,
ir tokia bažnyčia ir mes norim tapti. Bet Jėzus, jisai žiūrėjo daug giliau. Skaitykit. Bet aš turiu prieš tave, kad palikei savo pirmąją meilę. Nors daro daug dalykų gerų. Taigi prisimink, nuo ko nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jei neatsiversi, tada tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą. Vienu žodžiu, abejingumas prasideda kur? Čia širdyje. Kai mūsų santykis su Dievu atšalo. Ir tai vyksta ne nuo vienos dienos iki kitos dienos. Tai yra procesas. Kaip aš praeitą kartą sakiau, prieš tai buvo katytė, kuri tapo tikra. Labai dažnai mes katytės nepastebime. Mes miela ir lalala. Ir mums šokas, kai mes matom tikrą, kaip turi savo širdies. Abejingumas prasideda čia, širdyje. Ir mes galim sakyti, aš neabejingas. Gerai, keletą klausimų. Atsakykit sau, tyliai, prašau. Nenoriu iškirsti, tikrai nenoriu iškirsti. Ar mes elgiamės su tais žmonės, kuriems mums nelabai malonu, taip pat kaip su savo geriausiu draugu? Ar mes elgiamės su žmonėmis, kurie mus nervina, taip pat kaip su savo geriausiu draugu? Aš galiu pratęst. Ir kiekvienas, kuris sąžiningas yra, jisai sakytų, kartais. Tai virusas. Bet tame yra ir išeities. Kokį? Prisimink, nuo ko nupuolei, atsiversk ir imkis pirmykščių darbų. Kaip mes galim nugalėti abejingumą savo širdyje? Pirmiausiai, prisimink, kokia situacija buvo, kaip viskas buvo dar tvarkoj. Kodėl Jėzus tai parašė? Kai mes tampam abejingais, mes nebežiūrim, kas buvo gerai. Mes žiūrim tik į savo situaciją, sukam apie save, taškas. Ir dėl to Jėzus sakė, sustok, baig, žiūrėk, kas buvo. Žiūrėk į tą vietą, į tą laiką, kai jūs bendravot kažkaip su Dievu. Antras dalykas, atsiversk. Atgailauk. Atgailauk. Mums tai nepatinka. Kam patinka atgailaut? Man ne. Bet aš žinau, kad tai yra gyvybiškai svarbu. Jeigu mes neatgailausim, jeigu mes prieš tai padarėm vieną blogą sprendimą, ėjom šitų kelių toliau. Jeigu mes neatgailausim, šitas kelias veda į ką? Į džiaugsmą? Tikrai ne. Mums reikia atgailaut. Tai reiškia tiesiai šviesiai sustot, pakeist kryptį ir toliau. Į kitą pusę eiti. Ne tik mintim, ne tik širdim, aš noriu, bet man tai nepavyks. Ne. Reikia užimti tikslus žingsnius.
tai daryt. Kitaip mes stosim vietoj ir apgausim savęs. Toliau. Ir imkis pirmykščių darbų. Ir aš klausau savęs, ką Jėzus turėjo omeny? Pirmus darbus. Ir tada galvojau, palauk, labai. Atsakymas paprastas. Jėzus pasakė, kas pirmiausiai? Prisimink, kaip buvo anksčiau. Nes tuo metu žmogus, mes padarėm ką? Mes buvom karšti, mūsų santykis su Dievu buvo va, kai mes įtikėjom. Ir ką tada mes darėm? Mes praleidom daug laiko su Dievo žodžiu, daug meldėmės. Ir ką darėm su, tai yra tarp manęs ir Dievu, bet ką darėm mes su kitais, mes skelbiam jie gerąją naujieną. Jeigu mes tai, kai mes krikščiam, jeigu mes tai nedarom, mes stovėsim vietoj žmonės. Mums tai nepatogu, aš tai žinau, galėčiau pasirinkti kitą pamokslo temą, kad ne tik kietai kalbėčiau ir viską suvinuoti į vatą, bet mums tai nepadės žmonės. Ir abejingumas visada yra, tas virusas yra širdyje, nes tai yra mūsų prigimtis. Klausimas yra tik, ar mes esam pasiryžę kovot prieš jį, arba ne. Jeigu mes sakytume, man tai dzin, nesistebėkit, kad vieną dieną atidarysi duris ir tikras su ilgais dantim laukia mūsų. Abejingumas yra labai pavojingas dalykas. Neduokim tam vietos savo širdį. Noriu pasimelsti. Viešpatie, aš noriu tau dėkoti, kad tu žinai mūsų širdį geriau žinai, nei mes galim žinoti. Kad tu žinai mūsų kiekvieną motivaciją, kodėl darom, ką darom. Ir kad tau nesurprizas, mes teikmena, kad mes esam tokio vietoj, kokio esam. Ir nepaisant to, tu lauki mūsų ištiesom rankom ir kvieti mūsų. Kvieti mus eit atgal, eit vėl ir turėti bendravimą, tikrą bendravimą su tavimi. Ir Viešpatie, aš noriu pasimelsti už kiekvieną iš mūsų. Tu žinai, kokiose vietose mes esam abejingi. Prašau tu veik mumise, kad mes tai pripažintum, kad mes nuimtum visas kaukes ir pripažintum tai tau. Ir kad tai nebūtų tik žodžiai, bet tu Viešpatie padėk mums tai įgyvendint gerais darbais. Bendraut su tavim ir skelbt gerąją naujieną kitiems. Aš noriu tau, Jėzau, dėkoti, kad tu turi tingiamiausius vaistus nuo to viruso. Prašau, Viešpatie, padėk mums gerti tos vaistus ir gyventi su tavim, su tavo pagalba. Tai prašom
tavo sūnaus vardu. Amen.